Aš jūs myliu, be galo mylimas Dieve. Ir jau geriau aš mirsiu jūs mylėdamas, nei bent akimirką gyvensiu jūsų nemylėdamas. Mano Dieve, aš jūs myliu ir trokštu dangaus vien tik tam, kad galėčiau džiaugtis jūs tobulai mylėdamas. Nuo 1827, praėjus 9 metams nuo to laiko, kai čia apsigyveno Jean-Marie Vianney, Arsas, mažas miestelis Ain apskrityje, Prancūzijoje, tapo svarbia piligrimystės vieta. Nuo 20 000 žmonių 1827 iki 80 059 šis nenutrūkstamas įvairaus amžiaus, rasių ir tikėjimo maldininkų srautas nesiliovė augęs. Ką tokio ypatingo turėjo šis mažas ir nuolankus Arso klebonas, kad patraukė tiek žmonių, ko šie žmonės ieškojo? Kuo šis klebonas toks išskirtinis? Kas yra tai, ko ieško žmonės? Jie trokšta asmeninio ryšio su Jėzumi Kristumi. Ir manau, jog per šį kunigą Jean-Marie Vianney tikrai persišviečia Jėzus Kristus. Ką tokio Arso klebonas turėjo? Jis ne tik myli savo parapijiečius dievišką meilę, tokia meilė, kokia juos myli Dievas. Jis taip pat žino, jog jie gali būti šventi. Padedant Dievo maloniai, gali atsiliepti į Dievo meilę. O tai, mano nuomonė, buvo stulbinantis atsivėrimas. Manau, jog Arso klebono žvilgsnis tai pirmiausia vilties žvilgsnis į žmogų, nes tai paties Dievo žvilgsnis. Mane labiausiai palietė ir iš tikrųjų padėjo suprasti Jean-Marie Vianney dvasingumą ir tarnystę, kai aš pirmą kartą įžengiau į jo bažnyčią Arse. Ji kažkokia prasme panašiai į trobelę. Tai paprasta ir kukli bažnyčia, niekuo nesiskirianti bažnyčia, kur jaučiate, kad tarnystė yra artima žmonėms. Šį gyvenimo nuoseklumą, į kurį mus kviečia popiežius Pranciškus, Arso klebonas išgyveno pilnai. Jis atvyksta į neturtingą parapiją ir sako, aš kaip kunigas nenoriu gyventi geriau už savo parapijiečius. Jis viską grąžina Arso dvarininkiai, kuri paruošė kleboniją, norėdama geriau jį priimti. Arso žmonės sakys, mūsų klebonas netoks kaip kiti, ką jis kalba, tą ir daro. Šiandien net Forgodijus kviečia į Ars-sur-Formant, mažą žemdirbių miestelį Prancūzijoje, 30 km į šiaurę nuo Lyono, į apylinkes, kur tyvuliuoja daug tvenkinių, vadiname Dombų plynaukšte. Šioje mažoje, niekuo neišsiskiriančioje gyvenvietėje, nuo 1818 iki 59 gyveno mažas kaimo klebonas Jean-Marie Vianney, kurio visas gyvenimas nukreiptas į Dievą ir sielų išganimą. Kaip sakė Jonas Paulius II, tapo ženklu ir kaip Prancūzijoje, taip ir kitur iššaukė dvasinę revoliuciją. Jean-Marie Vianney gimė Dardilly, netoli Lyono, 1786 gegužės 8 dieną. Kuklioje žemdirbių šeimoje. Jis buvo 4. 6 vaikų šeimoje, iš kurių geriausiai žinomi yra François ir Marguerite, Jean-Marie vaikystės draugė. Jo mama, Marie-Claudine Belius, turėjo tvirtą kaip uola tikėjimą, bei sunkiai dirbantis tėvas Mathieu Vianney, Jean-Marie gyvenime padarė neabejotiną įtaką. Jo motina jam suteikė Dievo pajautimą. Sėdėdamas ant jos kelių jis išmoko melstis, pažinti Dievą ir jį mylėti.
Stebėtinai anksti jo mama atpažino, jog šis berniukas turi kažką, ko neturi kiti. Ji jam sakys, žinok, kad jei tavo broliai nusidėtų, man būtų skaudu, tačiau jeigu tu, Jean-Marie, tu nusidėtų, man būtų dar skaudžiau. Galime savęs paklausti, kokia yra Arso klebono paslaptis. Labai nustebino kardinolo Ouellet atsakymas. Arso klebono paslaptis yra Marija. Iš Marijos jis išmoko kreiptis į viešpatį tyra, tiesia širdimi, viešpatės meilę kupina širdimi. Ir Marijoje jis matė krikščioniškos maldos modelį. Jean-Marie Vianney gyvenimas tuo pat metu yra labai paprastas gyvenimas ir tuo pat metu gyvenimas palietęs daugybę širdžių. Jis gimė 1786, tai yra 3 metai prieš prasidedant Prancūzijos revoliucijai. Ir ši detalė yra svarbi, nes Arso kleboną labai palietė kunigai, kurie tam, kad liktų ištikimi Romai, rizikavo savo gyvybę. Tuo laikotarpiu kažkokia prasme buvo 2 bažnyčios. Kunigai, kurie pasižadėjo paklusti respublikai, ir tie, kurie norėjo likti ištikimi Romai, vadinami nepaklusnaisiais. Jis suprato, kad jo tėvai pasirengę paaukoti savo gyvybę dėl Jėzaus, kadangi eina naktį į mišias, aukojamas nepaklusnojo kunigo. Manau, jog vaikui tai turėjo palikti įspūdį, nes jis pagalvojo, mano tėvai pasirengę aukoti gyvybę dėl Jėzaus, vadinasi, tai verta, tai taip svarbu, kad galima ryžtis bet kam, paaukoti viską. Marguerite, jo sesuo, vėliau liudijo, kad Jean-Marie dar būdamas visai jaunas dažnai sakydavo: jeigu būčiau kunigas, norėčiau laimėti daug sielų gerajam Dievui. Vadinasi, jis turėjo pašaukimą į kunigystę labai anksti. Jis tuo pasidalino su mama, po to su tėvu, kuris nebuvo labai maloniai nusiteikęs šio pašaukimo atžvilgiu. Kodėl? Kadangi tai buvo valstiečių šeima, o žemės ūkyje reikėjo darbo rankų. Todėl dar visai jaunas jis jau ganė galvijus. Jean-Marie Vianney ir jo mama turės apsiginkluoti kantrybę, kad galiausiai įtikintų tėvą. Pirmiausia, žinokite, kad jis labai daug iškentėjo siekdamas mokslo. Mokyklą pradėjo lankyti 17 metų, nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Nuėjęs į mokyklą atrodė kaip didelis kvailys vaikų paauglių tarpe. Visi iš jo šaipėsi. Bandė studijuoti seminarijoje, nemokantis net prancūziškai, tik vietinį dialektą, o paskaitos vedamos lotyniškai. Vargšas nesuprato net prancūziškai. Apvaizdos buvo lemta, kad jo ugdymu rūpinosi jo parapijos klebonas kunigas Balei. Jį nustebino ypatinga Jean-Marie Vianney širdies malonė, vidinis maldingumas, dosnumas, kurio reikia kiekvienam kunigui. Todėl jis buvo pasirengęs visiškai jam atsiduoti. Kunigas jo intelekto formavimui skyrė daug valandų ir tapo jam kunigo pavyzdžiu. Praėjus nemažai laiko Jean-Marie Vianney bus įšventintas Grenoblyje, iš kur pasiųstas 1818 į Arsą. Į Arsą jis atvyksta 1818 vasarį. Tai mažas 230 gyventojų miestelis, kuris tais laikais nebuvo net parapija. Yra išlikęs jo atvykimo epizodas. Šiek tiek pasiklydęs rūke, kadangi tais laikais buvo daug pelkių, Jean-Marie Vianney išgirdo gyvulių skleidžiamus garsus ir pamanė, jeigu yra kaimenė, turi būti ir piemuo. Jis sutinka Antoine Givre, mažą piemenėlį, kuriam jis pasakė: tu man parodai kelią į Arsą, aš tau parodysiu kelią į dangų. Visas būsimo klebono pašaukimas telpa šiame trumpame sakinyje. Ir jis tai darė visus 41 metus, kiek tik buvo Arsa. Rodė kelią į dangų kiekvienam, pasirinkdamas savo parapijiečiams patį paprasčiausią būdą.
bet nebūtinai patį lengviausia jį pasiekti. Nuo pat ankstyvos vaikystės, ragavęs ir sėmęsis Dievo gailestingumo, jis tai liudijo ir buvo gailestingas ganytojas tiems, pas kuriuos buvo siųstas. Kontempliatyvaus ir veiklaus vyro gyvenimas labai greitai padarė įtaką visai jo aplinkai. Tik atvykęs į Arsą, jis nuėjo prie tabernakulio, kad paprašytų savo parapijos atsivertimo. Jis iš tikrųjų prašys Jėzaus. Jėzaus, suteik man parapijos atsivertimą, esu pasirengęs bet kam, kad man parapija atsiverstų. Palaipsniui šios gilios maldos dėka jis buvo perkeistas iš vidaus. Yra viena juokinga istorija. Atvykęs į Arsą ilgas valandas, kartais naktį jis praleisdavo bažnyčioje prie tabernakulio. Tada Arso žmonės pamanė, keista, gal jis atrado lobį. Jie atėjo pažiūrėti, ką rado klebonas. Manau, jog jis rado tikrą lobį. Tačiau šis lobis nebuvo tai, ko jie tikėjosi. Tai buvo pats Jėzus Kristus. Jis buvo jį radęs dar prieš atvykdamas į Arsą, tačiau visiškai atsidavė Jėzui Kristui, kad jį vykdytų savo tarnystę. Žmogus yra vargšas, kuris visko turi prašyti iš Dievo. Šią savo ištartą frazę jis pats gyvai paliustruoja. Arso klebonas tai tikras vargšas, žmogiškai ir intelektualiai. Jam buvo labai sunku tapti kunigu, jo bloga atmintis. Jis turi daug baimių, jam kelia siaubą mintis, kad reikės kalbėti viešai. Jei esi kunigas, tai gan nepatogu. Tais laikais visus pamokslus mokydavosi atmintinai. Tai didžioji Lekorder pamokslo epoka, jie trukdavo 3/4 valandos. Užlipęs į sakyklą, jis užmirždavo pusę pamokslo, kurią mokėsi visą savaitę. Tai tikras vargšas. Tarp kitko, G.H. dvarininkė sakys, žvelgdama į jį nulipantį nuo sakyklos. Kartais jo tiesiog gaila. Dieve, Dieve, kaip tai gali būti? Tai tikras vargšas, tačiau jis atsiduoda viešpačiui toks, koks yra. Evangelijos pagal Matą 9 skyriaus pabaigoje stebime Jėzų, keliaujantį po miestus ir kaimus, mokantį Dievo žodžio bei gydantį visas negalias ir ligas. Vadinasi, Jėzaus tarnystė yra mokyti, skelbti gerąją naujieną ir gydyti negalias bei ligas. Mato Evangelijoje sakoma, kad matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Arso klebono tarnystė yra tai. Matydamas minias, jis gailėjosi jų, buvo paliestas iki širdies gelmių, šios Dievo meilės norinčios išganyti žmones. Ir jis darė kaip Jėzus, skelbė gerąją naujieną ir gydė visokias ligas bei negalias. Apie Arso kleboną prisimename, kaip jis praleisdavo valandas klausykloje, kaip jis aukodavo Eucharistiją ir tai tikrai svarbu. Arso klebonas buvo Dievo žmogus. Tačiau gal per mažai pabrėžėme, kad Arso klebonas taip pat buvo ir žmonių žmogus. Iš tikrųjų, Arso klebonas kovojo sunkią kovą už tai, kad sekmadieniais kiekvienas turėtų poilsio dieną, kad galėtų ateiti į mišias ir Viešpaties dieną atsipūsti. Fermų šeimininkai, kurie patys būdavo mišiose, o jų pavaldiniai turėdavo dirbti, visiškai nebuvo tuo patenkinti, tad susivienijo prieš jį. Visuomet besirūpinantis šeima bei verkstančiais, Arso klebonas kėlė net kryžiaus žygius, kad būtų uždaryti kabaretai, į kuriuos vyrai po sunkių dienos darbų eidavo pragerti savo menką uždarbį.
Arso baliai buvo žinomi visoje apylinkėje. Bet kuris vaikinas žinojo, kad ieškant lengvai pasiekiamų merginų, tereikia nuvykti į balių Arsą. Arso klebonas viską stebėjo. Klebonija buvo tiesiais priešais aikštę. Jam tereikėjo pažiūrėti pro langą, kad pamatytų jaunuolius, išeinančius iš balių ir keliaujančius į klojimą. Nors ir labai atsargiai jie eidavo, bet klebonas juos puikiai matydavo. O rezultatas būdavo toks, dažnai mergina pastodavo ir tapdavo vieniša motina. Tuo metu tapti vieniša motina reiškia, kad ant savo gyvenimo padėti kryžių. Vaiką reikėdavo atiduoti, praktiškai ji nebematydavo savo vaiko. Po to ir pačiai tekdavo pasisamdyti tarnaitę. Drįsčiau sakyti, ji tapdavo vos ne ūkininko varge. Taigi Arso klebonui stipriai pagailo šių merginų ir jis norėjo grąžinti joms orumą. Yra išlikusi viena nuostabi istorija. Arso klebonas mėgo lankyti žmones. Taip kartą vienose namuose, ilgokai pasikalbėjęs, jis sako tėvams, ar jūsų dukros lankosi baliuose? Taip, ponė klebone, tačiau žinote, nėra ko jaudintis, mes jas prigrasome prieš ten išleisdami. Tada Arso klebonas paima saują šiaudų ir juos meta į židinį sakydamas, šiaudai, aš jums įsakau, nedekite. Tada aišku, tėvai sako, bet ponė klebonė, jeigu įmete šieno į ugnį, jis būtinai sudegs, o jis sako, tai ir su jūsų dukromis taip pat bus. Jei leidžiate joms eiti į balių, sakydami nedekite, jos tikrai sudegs. Tada jis šiam reikalui įsipareigojo asmeniškai. Kartą jis susitiko su smuikininku, kuris turėjo griežti balioje ir jo paklausė, kiek jums moka už muziką? 100 su. O aš jums duosiu 200 ir jūs grįžkite namo. Galiausiai jam pavyko panaikinti balius. Jis tai darė ne iš griežtos moralės, bet iš meilės šioms merginoms, kurių gyvenimas buvo sugriautas. Šis troškimas atvesti žmonės pas Dievą neišsipildys taip lengvai. Jis susidurs su didžiuliais pasipriešinimais. Prieš jį bus rašomos peticijos. Kartą atvykęs vyskupo pasiuntinys paklausė, ką tai galėtų reikšti, kad pas mus į vyskupiją ateina peticijos. O jis pasakė, o taip, aš tas peticijas žinau, beje, jums reikėtų įdomiau pažiūrėti, aš jomis pats pasiruošiau, nes nesugebu būti Arso klebonu, mane reiktų perkelti kitur. Turime mylėti kryžių. Kol kryžių tik pakenčiame, jis mus traiško, tačiau turime prašyti meilės kryžiui. Arso klebono grožis slypi ten, kad degdamas meilę Dievui, jis smerkia nuodėmę, bet sakydamas, o kaip gaila. Jeigu Dievas nebūtų toks geras, tačiau Dievas yra toks geras. Nenusidėjėlis sugrįžta pas Dievą, kad jo atsiprašytų. Pats Dievas bėga prie nusidėjėlio ir susigrąžina prie savęs. Mūsų kaltės smėlio grūdeliai, palyginus su didžiuliu Dievo gailestingumo kalnu. Gerasis Dievas nori, kad mes taptumėm laimingais, tik mes to nenorime. Arso klebono skleidžiamos žinios šerdis yra parodyti, kad Dievas yra geras, kad jis nori mūsų laimės, o atsiliepti į Dievo meilę reiškia priimti tikrąjį džiaugsmą, kurį jis nori mums suteikti. Tačiau mes turime pripažinti, kad esame vargšai nusidėjėliai. Tiesa, kad mokymas nukreiptas į atsivertimą, žmonės paveikia, jie puola ant kelių ir priima šį sakramentą.
Stulbina Arso klebono darbo diena. Ji prasideda vidurnaktį. 1 valandą nakties jis vis klausosi. Ir klausosi išpažinčių, tai daro apie 17 valandų per dieną. Jis netausoja jėgų, trokšdamas sutaikyti žmonės su Dievu. Jame gyvena Dievo gailestingumas ir jis nuolat bando tai perteikti. Daug kartų teko apsilankyti Arse ir mane labai apstulbino Arso klebono dienotvarkė, ypač jo charizma susitaikinimo sakramentui, kurį tik paskutiniaisiais dešimtmečiais pamažu iš naujo atranda ir mano liuteriniškoji bažnyčia Vokietijoje. Iš tikrųjų, tai Martyno Liuterio gyvenime Dievo gailestingumas buvo labai svarbus dalykas. Martynas Liuteris giliai suvokė, kad yra nusidėjėlis. Jis buvo labai griežtos regulos vienuolis ir jos tiksliai laikėsi. Jis eidavo išpažinties be saiko. Labai dažnai. Tačiau vis nerasdavo ramybės, kadangi savo sieloje jis turėjo Dievo teisėjo, kerštingo Dievo, kuris buvo teisingas, tačiau ieškantis neteisiojo bausmės įvaizdį. Liuteris negalėjo rasti ramybės tol, kol Dievo žodyje jam neatsivėrė vienas dalykas, jo gyvenimą apvertęs aukštyn kojomis. Sėdėdamas bokšte, savo celėje jis mąstė Švento Pauliaus laiško romiečiams ištrauką, kur kalbama apie Dievo teisingumą. Liuteris šio žodžio dėka patyrė šventosios dvasios malonę. Jam ėmė aiškėti, kad Dievo teisingumas yra teiskingumas, kurį jis teikia nusidėjėliams, kuriuo dalinasi. Dievas iš nusidėjėlio padaro teisų jį grinai iš gailestingumo. Arso klebono liudijimas susisiekė su Martyno Liuterio patirtimi ties šiuo asmeniškai priimtu gailestingumu. Šiandien tai gali būti žinia visų konfesijų krikščionėms. Aš galiu priimti šį Dievo gailestingumą, šį išganimą asmeniškai savo gyvenime. Dievo gailestingumas lyg galinga srovė. Su savimi jį nusineša širdis. Arso klebonas nieko nedarė, ko nedarė kiti klebonai. Jis vedė katechezę, lankė parapijiečius, ligoniams nešė sakramentus, aukojo mišes, klausėsi išpažinčių. Jis darė, ką daro kiekvienas kunigas, tačiau jis tai darė su tokiu įsitikinimu, kad iš tikrųjų pats Dievas veikė per jį. Todėl Arso klebonas ir spinduliavo. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie Eucharistiją, realų Dievo buvimą joje, rodydamas į tabernakulį, jis sakė, jis yra čia, Dievas yra čia. Tai ištarus viskas buvo pasakyta, jis nieko daugiau negalėjo pasakyti. Po kelių minučių jis vėl kartodavo, jis yra čia, taip jausmingai ir su tokiu įsitikinimu, kad tai liesdavo širdis. – 1859 rugpjūčio 4, būdamas 73, jis mirė nuo išsekimo. Kiekvienais metais čia Arse ši diena paminima didelė švente, į kurią suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio. Mane stebina tai, kad Arso klebonas dar šiandien paliečia tiek širdžių. Prieš mums susituokiant išgyvenome nemažą nesusipratimų ir galėjo nutikti taip, kad mūsų keliai būtų galutinai išsiskyrę. Tuomet kiekvienas atskirai nuėjome išpažinties pas tą patį kunigą, kurio aš nepažinojau. Jo vardas buvo tėvas Drugė. Jis buvo iš tikrųjų toks, kaip sakoma apie šventąjį Arso kleboną. Pamačiau Dievą žmoguje. Praėjus keliems mėnesiams, kai vėl susitikome,
Atrodė, kad per šio tėvo rankas mes atsikėlėme, išsitiesėme. Šio tėvo iš Arso dėka, kuriame aš regiu šventojo klebono atvaizdą, mūsų pora galėjo vėl susiklijuoti, kadangi ji buvo gerokai apgadinta. Šventasis klebonas mums yra tiesiog mūsų cementas. Buvo tokia šeima, kuri nebeturėjo miltų. Tada Arso klebonas pasakė, melskitės, ir po to jie turėjo daug miltų. Šventasis klebonas yra radikalus ir tai mums šiandien turėtų būti lyg švyturys, nes mūsų laikais yra šiek tiek sumišimo, atskaitos taškai susimaišę, pasimetę. Šis kvietimas būti radikaliu turėtų būti mūsų gėriu ir tai yra svarbu. Aš visuomet pasisakau už Arso klebono linksmumui, laisvei, laimiai teikiamą reikšmę. Jeigu liūdėčiau, tuo jau pat eičiau išpažinties. Kitas dalykas, kurio išmokau iš Jean-Marie Vianney, yra mano tarnystė. Buvau įšventintas prieš 2 metus, taigi galiu sakyti, kad ta prasme esu gana jaunas kunigas. Ir kai pradedate pašvestosios tarnystės karjerą, naują misiją, manote, kad galėsite atskleisti savo dovanas, kad galėsite daug duoti, kad norite vystyti tarnystę, norite tapti krikščioniškų lyderių. Ta prasme, norite pasisekimo ne dėl savęs, bet dėl Evangelijos. Tačiau galvodamas apie tokį žmogų kaip Jean-Marie Vianney, aš supratau, jog mano tarnystės kasdienybė yra daug efektyvesnė ir netgi pati efektyviausia, kai Dievas darbuojasi per mano silpnybės. Reikia pripažinti, kad tai tikrai žeminantis dalykas. Tačiau man tai tarnystės esmė, vieta, kur aš galiu labiausiai atspindėti malonę, vieta, kur galiu tapti įrankiu Dievo rankose. Tai per kraštus besiliejanti ganytojiška Arso klebono meilė jį padaro tuo pavyzdžiu. Kaip sakė Jonas Paulius II, jis pasitarnavo viešpačiui nuostabiu būdu ir tai išgyveno paprastumo dvasioje. Pats didžiausias stebuklas yra tai, kad jis galėjo gyventi tame 230 gyventojų kaime daugiau nei 40 metų ir jam niekada nepabodo būti geruoju ganytoju šių žmonių tarpe. Štai mums duotas pavyzdys. Aš jūs myliu, mano Dieve. Ir mano vienintelis troškimas yra jūs mylėti iki paskutinio savo gyvenimo atodūsio. Mano Dieve, jeigu mano liežuvis negali kiekvieną akimirką pasakyti, kad jūs myliu, tai noriu, kad bent mano širdis jums tai kartotų su kiekvienu atodūsiu. Kuo labiau artėju prie pabaigos, tuo labiau jūsų maldauju auginti mano meilę ir ją ištobulinti, tebūnie. Dievo žodis yra Mato Evangelijos 9 skyriaus 13 eilutė. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Šį mėnesį mes jungiame savo maldas prie Arso klebono maldos, kad taip kaip jis kiekvieną savo gyvenime paragautumėm ir patirtumėm šią begalinę tėvo meilę ir gailestingumą. Semkimės jėgų ir paguodos iš šio šaltinio, kad įveiktumėm gyvenimo sunkumus, tapdami šio gailestingumo liudytojai visiems savo artimiesiems.